Sveiki visi, taigi šiandien su nauju mikrofonu, nauja kamera ir naujom idėjom. Važiuojam. Sveiki visi, taigi kaip ir žadėjau, pagaliau mikrofonas yra, nauja linzė, kaip ir sakiau, jau seniau yra nupirkta, paruošta. Buvau labai apsigavęs, dalyvavau aukcione, ten nuotraukose buvo, kad visi įmanomi dalykai yra į vieną komplektą įdėta, bent jau nuotraukai tai buvo, kai laimėjau aukcioną, man pasakė, kad už tuos papildomus dalykus turiu papildomai susimokėti, taigi dėl to taip užtruko šiek tiek ilgiau, tai kadangi man pasakė, kad papildomi dalykai kainuos ten papildomai nemažai pinigų, aš nuvažiavau į parduotuvę, nusipirkau naują mikrofoną ir nuo šiol bandysiu daryti kuo daugiau, kuo įdomesnius, kuo geresnius video. Taigi, kas atsitiko naujo? Naujo atsitiko tai, kad užsakiau dėžutės. Tokias vat. Užsakiau daug dalykų, atvažiavo ir ta prasme pradėsiu daryti labai taip įdomiai, profesionaliai ir kokybiškai. Tam reikalui nusipirkau ir mikrofoną, ir kamerą, nes dauguma sakė, kad garsas blogas. Tai dabar garsas tikrai bus geras. Turiu minčių eiti vaikščioti po Bergeną, filmuoti, daryti. Dabar tai man leidžia mano profesionali įranga ir nereikia iPhone'o. Aš dabar turiu viską, kas man reikalinga fotoaparate. Su nauja linze, su nauju garsu. Turiu profesionalų stovą, kur tikrai labai rimtas. Ir dabar galėsiu kurti jums video apie verslą, apie gyvenimą, apie Bergeną, apskritai apie Norvegiją. Ir labai norėčiau, kad pasirašytumėte, kad sektumėte kanalą ir augtų. Aišku, tai svarbiausia, kad būtų nauda. Nauda jums, nauda kažkam tai, kad nereikėtų kalbėti savo, kad būtų kažkas tai susidomėjimas, kad būtų kažkoks tai grįžtamasis ryšys, bet tai matyt greičiausia reikės užkabinti ne savo charizmą, o gerų kontentų ir pažiūrėsim, kas iš to gausis. Milijonų nesitikiu uždirbti, tam, kad atidirbtų visą tai, reikės vis tiek labai daug stipriai dirbti, iki 1000 sekėjų ir uždarbio dar trūksta beprotiškai daug. Į tą reikėtų investuoti apie 1000, gal ir 2 eurų, kad viskas susidarytų, arba po truputį prisirinkti organiškai. Kaip bus, nežinau, kol kas nieko nežinau. Yra dar šiek tiek planų ir matysim, kaip čia bus. Taigi dėžutės, maišeliai užsakyti, dar ten kai kurie dalykai užsakiau ir nekėliau ilgai laiko video, nes norėjau pasidaryti kokybiškai. Tik tai kokybiškai. Dabar nuo šiol kursiu tekstus, kursiu temas, darysiu kokybiškai, darysiu pirmiausia savo, kad matyčiau, ką esu padaręs, kur esu nuėjęs, kaip augu ar degraduoju, kas kaip ir tiek. Taigi, jeigu norite augti kartu, važiuojam, judam, augam ir ieškau rėmėjų. Aišku, juokauju, nesitikiu turėti rėmėjų, bus, nebus, bet greičiausia lietuviškas turinys nėra labai populiarus, rėmėjų nėra tam dalykui ir tiek. Gerai, žodžiu, šiam kartui tiek, ką žadėjau, padariau, tiesiog nenorėjau nuvilti jūsų, nes žadėjau, pasidariau kokybišką vaizdą, kokybišką garsą ir dabar norėčiau daryti kokybišką turinį. Ačiū Jums labai, iki greito pasimatymo, draugai. Iki.